seniai. Toj pakosi margutį. Nu toks truputį ant... Ne tai, kad ant streso, bet gerai, gerai. Taigi, pažiūrėk, ką čia atvežė. Nuotraukose tai toks, dabar spažytas. Shifteris irgi varodo, ta prasme, tai? Nu viskas, ir kanai pajungti, tu matai, Fiestai tai tu nepadarysi, Fiestai ką tu gazą tik tai matai, ar čia tas pliusas talančio, kad jie, žiūrėk, stabdį numinų, ta prasme, biasas matosi kiek, tarkim, priekis, kiek galas gauna, čia rankinis gaznu. Vaikštai, padarai smūgį, ne, ir tada apeini. Keliukas kojas. Dar normaliai, čia aš manau, kaip jau susirinks hebros, stovėsiu aš ten su mikrofonu, tai gal... Nu, jeigu nevirši 102, tai manau gerai. Normaliai dar. 8-5 pulsas. Dar gerai. Tai toks. Tai pažiūrėsim, kiek ten bus. Aš tai manau, kokį 102-103 sieks. Taip dabar normaliai. Tada pristatymas, kiek ten, kokį 10-15 minučių. Nu ir tada gal, žinai, downgrad'as, kaip čia pasakyti, kai turbolaga mašina gerą turi, kreivę tokią. O, ir tada... Sveiki visi, labai malonu, kad jūsų tiek susirinko. Norime jums pristatyti mūsų naują ralio automobilį. Lancia Y Rally 4. Labai džiaugiamės šią galimybę išvažiuoti Europos ralio čempionatą, laimėję pernai metų Lithuanian Rally 4 Trophy prizą. Po praeitų metų labai jaučiamės patobulėję, kadangi buvo labai didelė konkurencija ir arši kova. Šiuo metu už nugaros mums matote Lancia Y Rally 4 automobilį, su kuriuo atakuosime Europos ralio čempionato jaunimo įskaitą. Nerėmė į naujus vandenis, neįsivaizduojame, kokia konkurencija bus Europos ralio čempionate, bet nebūsime turistais, tikrai treniruosimės, daug dirbsim ir sieksim geriausią rezultatą, kokio tik galime. Nu tai po pristatymo prisiduosiu vis tiek. Nu tai žinok, pristatymo metu užmečiau laikrodį, pulsas spėk kiek buvo. 102. Ne? 9. A tai ko balsas taip drebė, jeigu 9? Ei, nežinau, žinai, toks. Antito, žinai, momentu. Bet ne, aš tikėjaus, blemba, jeigu balsas dreba, turėjo būti 120. Kažkas tokio. Nu tai aš dėl to ir spėjau. Nu aš, sakau, nustebė savim. Nesusivėlė tas labai liežuvis. Jonas pagyrė. Tai gerai. Vertinu gerai, nenusišnekėjau baisiai. Tada krausim į Semos priekabą ir į Vokietiją, ir tada į Švediją, ir tada jau
Viskas. Tai šiandien yra penktadienis 8, tai susimatysiu 14 dieną Švedijoje. Varysim apšilti, ta prasme bus etapas Švedijos nacionalinio čempionato, irgi 100 km kažkur, tai nuvažiuosim apšilti prieš Europos čempą, kad nuvaryti tokiam mediniam, prisišlifuoti, vis tiek kristanogramą keitėm, tai kad sutytų, susidirbti truputį ir kad būtų gerai pačiam etapė RC jau. Buvo proga, negalėjom praleisti jos. Kratelį su kiekviena pusė, pasakyk mergelę, tu mano bus. Pirmą dalį padarėm. Kokia? O taip vlogui negalima keikti. Nu man sakė, kad negalima nes DP darbo. Fu, rūpus nulpa. Gerai viskas. Man patiko, man šiaip viešas kalbėjimas visą laiką prie širdies. Fainai, susirinko žmonių, aišku, kažkam pasikeitė planai, kažkas negalėjo, bet kažkaip man patiko. Be to, kalbėjau su vienu žmogum, žurnalistu, tai paskutinis ralio pristatymas, nu ne Facebook'e, ne Instagram'e. Man jis sakė, kad neatsimenu. Ne, kitas. Tai buvo 2019 metais. Žalos. Ne. Tai va. Nu, matai kaip čia Pralaužėm, tai dabar visi žinai. Irgi, kai nuo mūsų pernai ryškiai apsirengėm, tada Hebra ryškiai irgi pradėjo rengtis, dabar mes pristatymą padarėm ir dabar Hebra pristatymus irgi. Mokykitės. Viskas, lančija pakrauta į Jusemos sunkvežimį ir ką, kur pasimatysim? Ogi Švedijai. Viskas, ate, ačiū, kad buvai, iki greito pasimatymų. Ačiū visiems, kad buvo. Ei. Ne, tai tu padaręs dabar ant jo fokusą ir jisai dėl to tavo veidą yra užsifiksavęs. Na tai kaip dabar man atfiksau. Pas mane 2%. Davai. Kiek mėgoji laiko? Nu, maladėts, kaip sakant, labai sveikuoliškai. Ne? Gal kitam raliui tu nori dokumentaciją susitvarkyti? Ne, ačiū. Tai ką, vaizdelis, vaikinai, susirašėm visus greičio ruožus. Gerai to Švedijai. Pagaliau baigiam, biškį Dacijos bagažinė užsidaro, bet viskas gerai. Svarbiausia, kad automatinė. Nu kaip? Žiūriu Dylio storius, ką jis čia kelia, bet... Nu ką, žinau. Patiko? Žiauriai patiko. Labiau gal buvau išsigazdinę save, kad čia bus labai baisu, bet... Nu kai pradėjom susirašymą, tiesiog bus... Naujovės kažkokios ir... Nežinau, tas kelias, tas reliefas, nu, kosmiškas. Nu, žiauriai patiko. Ta stenograma nauja, taip limpa, taip idealiai viskas atrodo, nu dar aišku susičekinsim, bet žiauriai super, žiauriai laukiu, tai šiandien 2 dopai. Va. Ne, niekur aš nevarau su tavim. Davai. Davai, varyk. Ne, nevaryk, bagažinė. Kabinetas kaip NASO'j arba kaip pas jaunosius elektrikus, toks, va. Geras brandas. Blemo, bet šitas brandas akumus padarė telefonu, tai idealius. Parodyk dabar, kokiais keliukais važiuojam, tiesiog poreko. Žiūrėk, tu Markas koks profesionalas. Aš profesionalas, čia aš pargalkę pasidariau, kad nesumaišyt minusą su pliusu. Reikės padirbėti, reikės priprast prie to reliefo, kažkiek atsišaudyti, suprast, įsidrasint turbūt per tos krestus nematomus, varyt pilnais, kur tikrai reikia. Nu, žiauriai įdomu bus. Tai va kas keiščiausia atrodo, pavyzdžiui, kai Lietuvoje, ne, ten greitas posūkis ir tu žinai, kad po tramplino gali pravažiuoti jį neatleidęs, bet tu čia, jeigu yra didelis labai nuolydis kažkoks, po to tramplino, tos dvojkės vadinamos, nu, bandyk. Labai paliko įspūdį, bet ne tokį, kad išgazdino, bet tokį labai širdžiai gerą ir, nu,
labai malonus jausmas, kad startuosim, nežinau, už 2-3 valandų toj pirmus 2 greičio ruožus. Reliefai visi. Nerealiai prasti. Wow! Wow! Miau! Visi šitie švedai ant priekio pas save turi visi lietvarus realiai ant savo standartinių mašinų. Zau, kaip gražu. Esam Švedijai. Esam prie Brandenburgo vartų, Švedijai. Nu gerai, šiaip jie Berlyne yra, bet jokio skirtumo. Gražu vis tiek. Va, draugelis mūsų, va. Vandelėlė nusipirkau. Žiūrėkit, kaip lekia. Mes jį žadam kitais metais imti į komandą, nes labai tinka spalvos. Iki štabo galės varinėti. O, šitas dar geresnis. Kažkaip čia jie... Tai va, šiandien kultūrinamės. Kol kas dar pavalgiam, nors pusę dienos turėjom. Švedijai matos. Nu negalima daugiau dalykų sakyti, čia vlogai, čia mes tokie kultūringi jaunuoliai. Gerai, varom į vieną žemiausių muziejų, viską reikia pasikultūrinti, pamatyti. Iškeičiu gydytojui 200 eurų, pervedė man. Pataikėm ant Norvegijos nacionalinės dienos, konstitucijos dienos, gegužės 17. Tai va, einam kartu. Va kaip turiningai laikas leidžiamas. Teambuildingas. O mes dar nesusibildinę. Teambuilding more. Mes Karlstade, Ralio mieste, važiuojam susirašyti rytdienos testinius 3 greičio ruožus, testus. Tai atvykom į Karlstadą, labai fainas miestelis, labai geras oras. Žinom, šiandien yra pirmadienis, žinom, kad Lietuvoje biški lyja, pažiūrėkit, kaip pas mus gražu, ir visa savaitė nusimato tokia. Aš jau pasiruošęs, va čia viskas, sasvinukai užtaityti, Markas irgi užsitaisęs, su gera nuotaika. Superinė. Šiaip labai pakyla ta nuotaika po to raliuko. Džiaugiuosi, labai noriu toliau važiuoti ir mėgautis šito visų procesų, ką mes darom. Nu, pernai gal buvo porą etapų, kur labai maloniai jaučiausi važiuodamas ir sportuodamas šitą sportą, nes jau būdavo ten įsivėlus tokia kova, kur jau nebelabai mėgaudavaisi, o tokį kaip į katargą važiuodavai, tai dabar vėl viskas nauja ir vėl viskas labai super ir labai visko nori patirti ir tiesiog naujovės gerina sveikatą. Nors testų diena jau baigėsi, jaunuolis renkasi savo daiktus. Va, kaip gražiai šalmiuką dėdasi. Parodyk, čia. Kaip dėduosi. Čia biški virtuviai Markas virtuviai kas. Bendras vaizdas, kaip viskas atrodo. Jau aišku, visi viskas ramus, viską jau pabaigė. Lancia komanda prieš mūsų Opel Motorsport. Ir dar ir kitų komandų yra. SRT. Gerai pasitreniravom, gerai palakstėm. Jau, kaip sakoma, po Nyščiopingo ralio buvom gerai apšilę. Tai dabar Markas jau užtvirtino, kad jau dabar jau jau jaučia savo pats kiets. Šiaip patenkinta savo važiavimu, tikrai patobulėjau. Gerai, rokeriai, Lukai, važiuojam. Konius keliautoja. Tai nereikia kartu daryti taip, kaip visada darai. Aš nežinau, iš tos galima į vlogą uždėti. Tai neblogai. Be lango.
vykstam į pirmąjį 2026 metų Europos ralio čempionato susirašymą. Pačią pirmą dieną. Planavom, kad turėsim labai saulėtą savaitgalį, bet... Švedijos dievai pasakė no. Vėlai nebūna, nu tai ką dabar? Mes taigi vandenų berniukai buvom, kas nieko. O tai jau susikaupęs. Nu gerai, lai lieka susikaupęs visą dieną. What's up, my neighbor? Shake! Stabilikai, 4 padėtis amortikų, suvedimas, išvirtimas, viskas. Media team. Hello. If you want money also. Hello. And this is Bruno, our chief mechanic. Sometimes. So yeah, so Amen. Yeah. feel welcome and Feel free. I mean, like home, you know. they also make the good content for team. So Okay. If you guys want coffee or whatever, Sandro is our chef. So media team from Buteyki. So if you want anything to eat, so feel free to ask Alessandro, and nice to meet you. Žymiai didesnis reljefas negu turėjom ralinį Čopingę, bet rezumuojant viską, superinės nuotaikos ir tas excitementas žiauriai aukštas ir aišku santūrus, tai lauksim starto. Santūru. Lauksim starto. I don't think there's much we can do because Yeah, there is nothing we can do basically. inside the second loop there is the 2 passengers of that stage. Which one? The second loop of Saturday, Collins? Collins 1 and Collins 2, they do inside the same loop. What if I do the suspension by my own? Būt to pedantų kartais, kai nereikia. Aš taip ir žinojau. Ne šiaip sau. Žinai, geriem nereikia, blogiam nepadės. Welcome everyone to the FIA Junior ERC. You can do that a lot You better. can do it better than that. This year we have a whole new batch. Welcome everybody to the FIA Junior ERC. Love the overalls, by the way. Thank you, they're shining, yeah. Yeah, they're really fresh at the minute. Marcus, welcome to the Junior ERC. It's going to be an incredible season ahead, I'm sure. How much are you looking forward to it, and what do you think about your rivals out there for the season? Yeah, we are kind of looking very forward to it because previous year in Lithuania we had a Rally 4 Trophy Championship. That the car was only Rally 4 cars, and we were 4 competitors that we kind of had a high competing level, and we won the 80,000 scholarship. We're the first guys from Lithuania that are going, to drive the full ERC. And about the rivals, there are fast guys and also the girl, and the competition will be big, and I hope, just good fight until the end. Really looking forward, and I loving to be here and to chat with all the people that I've seen on Rally TV in the previous when I was dreaming to be here, and thanks for all the sponsors that they helped to bring us and all the team together, and we're here. I'm very happy. Thank you very much, first of many.